Sveiki, čia Kotaro ir būtent nuo praėjusių metų pabaigos aš pradėjau gido darbą, gidavimą ir vedu ekskursijas po Japonijos miestus, kaip po Kyoto, po Osaką, po Tokiją ir net po Japonijos provincijas, kaimus ir taip toliau. Ir tada galite daugiau sužinoti apie Japoniją, apie vietas, kurias tik vietiniai japonai žino. Ir apie kainą. Pagrindiniai tai kainuoja 100 eurų vienam žmogui per dieną. Bet jeigu būsite daugiau nei 3 žmonių grupėje, tada tai kainuos 250 eurų per dieną. Na tada, jeigu norite gido Japonijoje, tada man parašykite asmeniškai žinutės per Instagramą, Facebooką arba net elektroninį paštą. Galite rasti video aprašyme ir aš laukiu jūsų žinutės. Ir per mano gidavimą galite daug daugiau galite sužinoti, pamatyti Japoniją. Ačiū. Sveiki, kaip gyvenate, čia Kotaro ir šiandien tai gruodžio 18 diena ir dabar Japonijoje prieš 3 valandą ryto arba nakties. Aš jau seniai tokiu būdu nefilmavau ir nuo kažkokio laiko, daug mažiau iš tikrųjų YouTube video filmuoju. Tai dėl to, kad nuo spalio mėnesio buvau labai, beprotiškai užimtas. Tai dėl to, kad nuo praėjusių metų pabaigos aš vedu ekskursijas lietuviams ir metų pradžioje nebuvo daug prašymų apie ekskursijas, bet nuo spalio mėnesio būtent aš turėjau labai daug ekskursijų ir beveik kasdien vedžioju ekskursijas ir beveik kasdien sutikau naujus lietuvius. Tai buvo labai įdomu, bet iki lapkričio pabaigos buvau beprotiškai užimtas. Bet mane tai labai džiugina, kad tiek lietuvių atvyksta į Japoniją ir prašo man ekskursijos, tai labai man malonu, smagu. Ir be to aš dar dirbu dabar gido paslaugos kompanijoje. Ir iš tos kompanijos irgi aš gaunu ekskursijas ir klientai tai iš kitų šalių, ne tik iš Lietuvos. Iš Lietuvos dar per tą kompaniją aš negavau klientų, bet dažniausiai iš Amerikos ir kartais iš kitų šalių, kaip aš turėjau iš Gvatemalos, iš Vokietijos, iš Australijos, iš Malezijos ir taip toliau. Iš įvairių šalių. Aš gaunu ekskursijas ir vedu ekskursijas žmonėms iš kitų šalių, ne tik iš Lietuvos. Dėl to apskritai nuo spalio mėnesio iki lapkričio mėnesio aš neturėjau laiko filmuoti YouTube. Jau beveik pamiršau apie YouTube. Tik kartais aš įkeliu, bet daug mažiau negu anksčiau. Todėl jau beveik mano kanalas yra pamirštas. Ir tai rodo peržiūrais. Dabar mano YouTube kanale video, kiekvienas video turi labai mažai peržiūrų. Turbūt daug žmonių jau pamiršo apie mano kanalą. Arba paprastai algoritmas pasikeitė. Bet jau man nebesvarbu apie tai. Bet Instagrame aš labai aktyvus esu. Daug reel filmukų aš ten įkeliu ir apie peržiūrų su tai labai gerai Instagrame. Tik YouTube tai jau labai mažai. Bet kol kas būtent nuo gruodžio iki vasario mėnesio
aš turiu daug laiko, dar daug neturiu prašymų apie ekskursijas, tik mažai turiu, todėl daugiau laiko aš turiu. Turbūt tai dėl to, kad žema, tai dėl to, kad tai yra žema. Žiemos metu tai Japonijoje apskritai mažai turistų atvyksta, bet vis dar beveik 3 milijonai turistų iš kitų šalių atvyksta kiekvieną mėnesį. Bet lyginant su vasara, pavasariu, rudeniu, tai daug mažiau turistų. Tai, labai ramus laikas. Bet aš sakyčiau, kad pasiūlyčiau atvykti į Japoniją ir žiemos metu, nes ypač aplink Tokiją, Kiotą, Osaką, prie vietovės, prie Ramiojo vandenyno, tai žiemos metu daugiau saulėtų dienų. Ir tai malonu labai ir ne per šalta, ypač lietuviams, tai visai ne. Mažiausiai temperatūra tai krenta iki -1 arba 2, tai visai ne šalta jums. Man šalta, bet jums visai ne šalta. Ir kai saulė šviečia, tai daro šilčiau, tai labai patogu būti net lauke, jeigu yra saulėta. Ir mažiau turistų, todėl ramiai galima lankyti, kiekvieną lankytiną vietą. Ramiai galima. Be to, būtent nuo lapkričio mėnesio santykiai tarp Kinijos ir Japonijos labai pablogėjo ir net Kinijos vyriausybė savo piliečiams būtent pasakė, kad neatvyktų į Japoniją, dėl blogių santykių tarp Kinijos ir Japonijos. Ir tikrai įtaka yra didelė. Aš jaučiu, kad Osakoje, Kiote tai labai įprastai daug kinų, dauguma turistų yra iš Kinijos ir labai nepatogu dėl to. Visur minios kiniečiai, visur fotografuojasi, fotkinasi paprastai ir labai trukdo, labai be galo trukdo ir apskritai tarp japonų kiniečių turistai nėra populiarūs visai. Ir dėl to, kad santykiai pablogėjo, ir Kinijos vyriausybė įsakė, kad neatvyktų į Japoniją, tai dabar daug mažiau kinų. Labai mažai. Osakoje anksčiau buvo pilna kiniečių, pilna kinų, bet dabar tai daugiau erdvės yra. Daug ramiau. Bet yra turistai iš kitų šalių vis dar. Bet kai kiniečių nėra, tai jaučiu skirtumą, didelį skirtumą tikrai. Ir Kiote irgi daug mažiau dabar. Patogu galima dabar keliauti po Japoniją dėl to. Patogu. Kiniečiai tai tikrai erzina. Elgsys, tai man nepatinka apskritai. Yra žinoma, mandagus kinai irgi yra, bet kai yra per daug turistų iš Kinijos, tai daug yra nemandagų kinų, labai erzina, daro tai, ką nori visur. Nesvarbu, ar aplinkui yra žmonės, laisvai elgiasi labai. Ir kai labai daug kiniečių, tai nors kai noriu ramybės kažkokioje šventykloje, aš negaliu dėl kiniečių. Vieną kartą būtent aš vedžioju ekskursiją
lietuvių porai ir lietuvių porai aš norėjau paprastai parodyti ramybę Kyoto kalnuose, Kyoto kaime. Ir aplankėme tą kaimą, bet buvo pilna kiniečių, visai nebuvo ramu. Vienoje šventykloje pilna kiniečių, visur fotkinasi, nebuvo ramybės, mane labai nuvylė. Mane labai nuvylė. Įprastai šitame kaime nėra daug žmonių, labai ramu, bet tuo metu kiniečiai turėjo ilgas atostogas. Ir dėl to daug kiniečių atvyko į Japoniją ir net kaimuose buvo labai daug kinių. Aš negalėjau tada parodyti ramybės Japonijoje lietuvių porai. Man buvo labai gėda tikrai. Aš apgailestauju tikrai. Mane nuvylė labai kiniečiai. Bet dabar tokios problemos nebėra. Todėl, galima ramiai vaikščioti po Japonijos vietas. Tai dabar labai geras laikas atvykti į Japoniją ir viešbučio kainos irgi dabar daug mažesnės negu ruduo, vasara ir pavasaris. Daug mažiau. Labai rekomenduoju. Tikrai aš jaučiu, kad net lietuviai irgi neatvyksta dabar. Dabar gruodžio mėnesį, aš manau, kad dėl kalėdų turbūt dauguma lietuvių turbūt praleidžia laiką su šeima, kalėdas Lietuvoje, savo šalyje turbūt dėl to. Bet nuo sausio mėnesio aš tikiuosi, kad bus daugiau lietuvių. Taip tikiuosi. Bet jo tikrai spalį, lapkritį, buvo labai daug lietuvių, daug daugiau lietuvių negu tikėjausi. Tai labai mane džiugino. Apie mano ekskursiją tai kainuoja 100 eurų vienam žmogui per dieną, porai 200, o daugiau negu 3 žmonių grupai tai kainuoja 250 eurų per dieną. Iš tikrųjų, daug lietuvių skundžiasi, kad mano ekskursija per brangu. Bet iš tikrųjų, mano ekskursija nėra per brangi. Aš sakiau, kad dar dirbu gido paslaugos kompanijoje, o mano kompanija dar daugiau ima pinigų iš tikrųjų. Tai kainuoja 270 arba 80 eurų iki 5 žmonių. Tai reiškia, kad net kai atvyksite į Japoniją poroje, tai kainuoja tą patį kainą. 270 arba 80 eurų. Bet mano ekskursijoje porai kainuoja 200 eurų. Tai 70 arba 80 eurų mažiau. Ir jeigu vienam atvykai, tada 100 eurų. Tai daug mažiau. Ir iki nuo trečios žmogaus tai kainuoja 250. Jeigu grupėje atvyksite, tada daug mažiau kainuoja. Daug lietuvių iš tikrųjų sako per brangu, bet tikrai nebrangu. Vienos dienos ekskursija, tai tiek įprastai kainuoja. Aš manau, kad kitose ekskursijoje irgi tiek kainuoja. Jeigu mažai, tai tikrai bloga, aš manau.
Aš negaliu vedu ekskursijos už 60-50 eurų. Tai tikrai man neapsimoka. Kai kurie žmonės sako, kad tiek pinigų neapsimoka mano ekskursija, bet man tada neapsimoka, jeigu mano ekskursija kainuoja tik 50 eurų. Tikrai per mažai ir aš negalėčiau gyventi įprastai. Normaliai negalėčiau, jeigu tiek kainuoja. Ir man tai gėda laiko. Man gėda laiko tada. 50 eurų. Atsiprašau, bet aš negaliu, kad mano ekskursija būtų dar pigesnės. 100 eurų vienam žmogui per dieną tai maks. Bet labai kviečiu. Mano ekskursijoje galite patirti galite pamatyti neįprastas vietas arba lankytinas vietas ir galiu papasakoti apie vietos istoriją, apie Kiotą, apie Osaką, apie Narą, apie Tokiją ir taip toliau. Ir galima lankyti ir kaimą, kurį sunku pasiekti. Tai viskas šiandien. Buvau labai užimtas, daugiau lietuvių negu tikėjausi atvyko į Japoniją ir dar aš kviečiu. Ir nuo dabar iki vasario tai labai geras laikas. Tai viskas, ačiū, iki. Sveiki visiems! Neseniai pradėjau YouTube kanalo narystę ir įkėlusiu labai daug video iš Japonijos ir tada galite sužinoti ir išmokti daugiau apie Japoniją. Todėl prisijunkite prie mano YouTube kanalo narystės. Ačiū!